Sveiki visi! Su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas ir šiandieną dalinuosi, kaip ir žadėjau, mintimis prie kavos. Dažnai sosime keliam klausimą, o kokios poros yra laimingiausios, šeimos laimingiausios ir gražiausios, kurios ilgalaikiai perspektyvoje išsaugo viską, ką turi. Tai ar priešingi, ar skirtingi, ar tokie patys, kurie gyvena sėkmingiausiai? Tai pažiūrėkit, kaip žodžiai kalba už save. Tokie patys, tai patys. Jie viską gali. Jis pats, ji pati. Jie gyvena patys, reiškia pats savo, reiškia atskirai ir todėl produkto kaip šeimos ilgalaikiai perspektyvoje nelabai sukuria. Priešingi tai kaip žodis priešas. Jie eina į skirtingas pusės, jie priešingai mato pasaulį. Jie vienas prieš kitą dažnai eina, laužia, kaip priešai elgtųsi. Tai priešingi irgi nebūna gražiausios šeimos. Gražiausios šeimos yra skirtingi. Skirtingi tai turinti skirtumų. Jie ir yra skirti vienas kitam. Todėl, kad skirtumai žmonės augina ir tada, kai šeimoje aš stiprus čia, tu čia, aš galiu tave paauginti čia, tu mane čia, aš tau galiu padėti su tokia, kliūtim sustvarkytų man su tokia, skirtingi sukuria pačias laimingiausias šeimas. Tai bijokit priešingų, nenorėkit tokių pačių ir ieškokit skirtingų. Skirtumai lyg inicijuoja judėjimą vienas kito atžvilgiu, o judėjime tik mes ir galim būti. Tai ačiū Jums, gerų pamąstymų.